Sveiki, sveikinamės iš parduotuvės Ilgės ir šiandien pakalbėsime apie tekstilinį mechaninį rūbų šepetėlį. Šį rūbų šepetėlį aš naudoju jau senai ir su juo aš valau visus megztus rūbus. Ir šiuo atveju šita pusė jau yra nuvalyta. Ir kodėl aš pasidėjau šitą pusę? Todėl, kad visuose, sakykime, rūbuose, kur yra daugiau trinties, jie apsivelia. Tai yra, kur mes nešiojam rankines, tai yra, kur mes automobilyje užsisegame diržą ir ties tom vietom susiformuoja daugiau tų vadinamų burbuliukų. Tai va, mes ir pabandysime nuvalyti būtent vyro megztuką ties juosmeniu, kas ir daugiausiai susirenka burbuliukų. Tokiu atveju, žinokit, jį paspausti šitą šepetėlį tikrai reikia daugiau ir stipriau, taip ganėtinai stipriau, matot, renkasi šitie burbuliukai ir va, jisai greitai apsivalys, nereikia labai stipriai ištrinti ten ar kažką. Aš jau kaip ir baigiu nuvalyti, beveik ir pakankamai yra nuvalyta, galbūt dar trupučiuką perbrauksiu. Ir kodėl aš tai darau dabar? Aš rekomenduoju rūbų valymą daryti būtent iki skalbimo, nes tada procesiškai trupučiuką pasišiaušia plaukas, mes jį iššukuojame šepetėlio pagalba, o skalbimo metu jisai užsispaudžia ir tada šis gaminys mums labai ilgai tarnaus ir mes jį galėsime dėvėti ilgą laiką. Jeigu mes darysime atvirkščiai, tai mes viską pažeisime ir tas plaukas mūsų išsišukuos ir paliks pasišiaušęs po skalbimo, tai tikrai rekomenduoju visą tai daryti iki skalbimo. Sėkmės naudojant!